Stiprus savo dvasia žmogus visada išlaiko dvasinį pusiausvyrą. Yra ramus, išmintingas, o jo gyvenimas prasmingas. Gyvybė teka mūsų nervais. Stiprių nervų žmogus visada žvalus ir laimingas, sveikas ir veržlus. Jis įveikia bet kokius sunkumus, pasirengęs atremti likimų smūgius. Jis nebijo problemų, nes žino, kad jas išspręs. Galvos smegenys yra viso organizmo veikla, kontroliuojantis centras. Kiti organai ir sistemos visako aprūpina galvos smegenys, o jų būklė priklauso nuo smegenų funkcionavimo. Žmogaus gyvenimas panašus į dviejų priešinių srovių upę. Viena srovė neša sveikatą, laimę, jėgą, išmintį, o kita ligas, ankstyvą senatvę, nelaimę, silpnumą ir nesėkmes. Ta fantazijų upė teka žmogaus smegenyse. Jos vanduo tai žmogaus mintis. Pirmoji srovė teigiamus mintis, antroji neigiamus. Mūsų mintis ir emocijos ne tik tai nulėmė gyvenimo įvykius, bet ir daro įtaką gyvenimo sveikatai. Smegenys yra galingas energijos šaltinis. Tik tai kasdienėmis pastangomis galime pasiekti, kad smegenys veiktų mūsų naudai. Mūsų smegenims reikia teigiamų emocijų. Užuot vėl ir vėl mintise perkratykime savo vargus ir nesėkmes. Galvokime apie tai, kas šviesu, džiugina, teikia vilčių. Reikia žadinti, skatinti teigiamas mintis, pripratinti prie jų savo smegenis. Tinkama linkme orientuojamos mintis galų gale išeina už sąmonės ribų ir įsitvirtina galvos smegenyse. Visi savitaigos būdai remiasi vienu principu. Pasąmonė užtikrą teisingą priima bet kokią daug kartų įtikinamai pakartojamą nuostatą. Visą tai galim pasakyti viena trumpa fraze. Kartokite tą frazę kiekvieną laisvą minutę ir būtinai prieš miegą ir pabudę, nes tada pasąmonė yra labai imli, o sąmonė kiek atbukusi ir nepajėgia atmesti daromos įtaigos ir suabejoti jos patikimumu. Senas, neperspektyvias mintis turi pakeisti naujos, pozityvios, ryškios mintys. Nepamirškite, kad kiekviena konstruktyvi mintis yra nervų sistemos gyvybės ir jėgos šaltinis.